Sveiki visi, aš esu Agata Novicka ir šiandien pristatysiu įmonę Gildava. Prieš pradedant norėčiau paskelbti, kad prezentacijos pabaigoje turiu šiltą ir jaukią dovaną kažkam, kas atsakys teisingai į klausimą. Teisingas atsakymas slypi prezentacijoje, tad kviečiu įdėmiai klausytis. Taip pat norėčiau paskelbti, kad šiandien su manim išskirtinai susitikime dalyvauja visa mano komanda. Tai yra vadovas Edvard Kadomski ir pardavimų vadovas Miroslavas Novinski. O papasakosiu apie Gildavą. Esam nekilnojamojo turto vystytojai. Kas tie vystytojai mūsų dažnai klausia? Tai aš nusprendžiau parodyti tiesiog dvi nuotraukas, kaip atrodo projekto pradžia ir kaip atrodo projekto pabaiga. O viskas, kas vyksta tarp šitų dviejų nuotraukų, ir yra mūsų darbas. Čia yra dar vienas pavyzdys. Nors įmonė įkurta tik 18 metais, bet bendrai mūsų komanda turi jau virš 20 metų patirties statybų ir nekilnojamojo turto rinkoje Lietuvoje ir Ispanijoje. Iš viso įgyvendinome jau virš 100 skirtingų projektų. Ir sakyčiau, kad mūsų paslaugos galėtų skirstytis į 3 skirtingas sritis. Apie kiekvieną iš jų papasakosiu plačiau, bet tai yra mūsų vystomi kvartalai, statybos pagal individualų užsakymą ir kiti įdomesni projektai, dažniausiai tai yra rekonstrukcija. Kas liečia mūsų vystomus kvartalus? Tai reiškia, kad mes padarom visą darbą nuo pat pradžių, paruošiam sklypą ir namą, išvystom infrastruktūrą, pasirūpinam komunikacijom, pastatom namus iki 85% baigtumo ir tada parduodam klientui, taip užtikrindami, kad klientas gali lengviau gauti paskolą būstui įsigyti. Tokių įgyvendintų kvartalų turim jau ne vieną savo sąskaitoje, čia rodau kelis pavyzdžius. Ir šituo atveju mūsų rekomenduoti galite kažkam, kas ieško namo Vilniaus rajone, įsirengti nori pats, bet nenori rūpintis visom komunikacijom ir visą infrastruktūrą. Tai galite nukreipti tokį žmogų pas mane, galbūt turėsiu ką pasiūlyti. Kita mūsų teikiama paslauga yra statybos pagal individualų užsakymą. Mes savo jėgomis galime pastatyti namą, bet tikrai žinome, kur nukreipti žmogų kiekvienų kilusių klausimų viso to proceso metu. Nuo sklypo parinkimo, pirkimo, projektavimo, vertinimo iki baldų, buitinės technikos ir net užuolaidų. Turim jau atrinkę partnerius, kur tikrai mūsų klientus nukreipiam. Čia matot kelis iš mūsų jau įgyvendintų projektų. Ir mūsų rekomenduoti galite kažkam, kas tiesiog planuoja statybas. Mes galime būti tuo tokiu pirminiu kontaktu, kur pakonsultuosime ir nukreipsime tinkamą linkme ir galbūt tada net kartu ir įgyvendinsime tą projektą. O trečia, galbūt jau tokia įdomiausia mums sritis, čia labiau kaip hobis, nes ir mūsų vadovas, čia jo arkliukas, labai mėgsta atrasti apleistus senus sklypus ar pastatus ir prikelti juos antram gyvenimui. Tai norėčiau Jums parodyti kelis pavyzdžius, ką mes sugebam ir ką mes esam įgyvendinę. Nacionalinį stadioną gali? Įrengimas, tai čia galbūt jau labiau mano aistra. Ir iš tokios aistros nekilnojamam turtui gimė mūsų projektas Restart. Tai yra poilsio kompleksas tikrai unikalioje vietoje prie Neries upės kranto. Ir jau yra pilnai paruoštas nuomai, trumpalaikiai nuomai. Tai yra tokia puikia vieta pabėgimui nuo miesto šurmulio ir mes galime pasiūlyti ir skirtingus namukus, skirtingiam poilsio scenarijam, ar tai būtų didesnė grupė, ar tai šeima su vaikais, ar tai tiesiog pora romantiškam poilsiui, mes turime skirtingus variantus.
esame įrengę daug bendrų poilsio erdvių ir prie šito projekto prisidėjo tikrai nemažai mūsų ir ne tik mūsų BNI narių. Prašau pakelti rankas, kas prisidėjo. Dar Ježi tikrai prisidėjo. Tad norėčiau pakviesti visus pasidžiaugti bendrų rezultatų ir surengti pas mus bendradarbiavimo komandos susitikimą rugsėjo 3 dieną, kam įdomu, kas dar nebuvo, kviečiu apsilankyti. Dar pamiršau paminėti, kam mus galite rekomenduoti. Tai aišku, šeimos poilsis, bet vieta puikiai tinka ir skirtingom konferencijom, tai konferencijų, stovyklų, dirbtuvių organizatoriam, puikiai tinka team buildingams, workationams, tai tikrai galite mūsų rekomenduoti. Apie susitikimą daugiau informacijos bus dar paskelbta Facebook'e ir mus palaikyti galite užpildę mums atsiliepimą, kas jau buvo, kas žino, kas ten yra, tai galite nusiskanuoti šitą QR kodą. O dabar žadėtas klausimas. Kur dar, apart Lietuvoje, Jelgava gali pasiūlyti per lengvas klausimas, bet čia atsiprašau visų, bet čia girdėjau pirmiausia. Ten valgoma dovana. O ką darot Ispanijai? Nekilnojamojo turto brokerio paslauga. Parenkam tinkamą būstą ar namą. Ir 100 projektų įgyvendinti. Mokiausi visą laiką. Ir turim labai gražią tradiciją.